Minutės pertraukėlės, prašo Kęstutis Kemzūra. Lino Kreizos šou šios dienos rungtynėse ir pakartojimai jo metimų mūsų ekranuose, tačiau dar lieka 5 minutės ir 33 sekundės, matydamas, jausdamas tą tokį dirgtelėjimą dabar Lietuvos komandos žaidime ir matydamas, jog serbai sumažino skirtumą iki 17, iš karto paprašė minutės pertraukėlės Kęstutis Kemzūra, tarsi užbėgdamas įvykiams už akių. Savanovičius vėl prie baudų metimo linijos ir pataiko. Vėl Duško Savanovičius. 4 jo baudos metimai iš eilės ir Lietuvos komandos persvara mažėjanti iki 15 taškų. Jonas Mačiulis. Dabar jis persivarinėja kamuolį į varžovo aikštės pusę. Novica Veličkovičius, bando atsikratyti įkyrių Serbijos gynėjų. Lietuvos krepšininkai, Martynas Pocius, dėjimas iš viršaus. Štai taip. Vienu žingsniu aplenkia jis Štefaną Markovičių, o daugiau varžovai nieko prieš Martyno Pocius greitį prieš pastatyti nebeturėjo. Čia pražanga. Negerai, jog Lietuvos komanda dabar jau yra prisirinkusi pražangų, jos mažina, stabdo rungtynių laiką ir varžovai renka taškus stovėdami prie baudų metimų linijos. Simas Jasaitis pasižengė 4 kartą, kaip šiandieną daug kainuoja Lietuvos komandai kibi gynybą prieš serbus. Tomas Delninkaitis, Simas Jasaitis, Paulius Jankūnas, visi jie turi po 4 asmeninės pražangas. Milenko Tepičius meta 2 baudos metimus. Pirmąjį pataiko. 76-86. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus. Vėl tie patys 15 taškų. Martynas Pocius prieš Rašičių. Mantas Kalnietis. Jo reidas į varžovo baudos aikštelę. Netaiklus metimas. Serbijos rinktinės atsakymas. Greita ataka 3 prieš 2. Ir 2 taškai ir pražanga. – 73-86. Jonui Mačiuliui. Trečioji asmeninė pražanga. Tomas Delninkaitis keičia Mantą Kalnietį. Turi 13 taškų persvarą ir dabar tokios neramios, gal pačios neramiausios minutės šios dienos rungtynėse. Reikia dar vieno trūktelėjimo, dar vieno blikstelėjimo ir būtų viskas. Duško Savanovičius pataiko ir šį baudos metimą. Martynas Pocius. Tomas Delninkaitis. Jonas Mačiulis. Dar 11 sekundžių Lietuvos komandos atakai. Tomas Delninkaitis. Ir kam pražanga? Pražanga Serbijos rinktiniai. Prasižengia Milenko Tepičius, o štai varžovai dabar tik tai gauna 4 komandinę pražangą, taigi tenka išsimesti kamuolį iš užribio. Ir netaip lengva tai padaryti. Linas Kleiza įmetė kamuolį tiesiog į kovą Tomas Delninkaitis, nes neturėjo kur duoti. Lietuvos rinktinės kamuolys bent jau tiek gerai. Nieko neatsitiko, jeigu nebus pratęsimo. Tikėkime, kad jo neprireiks šios dienos rungtynėse. Reikia dabar atsilaikyti. Linas Kleiza, Tomas Delninkaitis. Martynas Pocius, jo reidas į baudos aikštelę. Jeigu nepavyksta gudrumu, tai pavyksta greičiu ir jėga. Martynas Pocius įmasi iniciatyvos antrą kartą iš eilės. 2 baudos metimus mes dabar Lietuvos rinktinės gynėjas. 10 taškų šiandien Martyno Pociaus sąskaitoje. Ir labai
reikalingi baudų metimai. (87-74). Na taip, iš tikrųjų įdomus yra tas krepšinis, kai vakar mes pralaiminėjome štai tokio skirtumo amerikiečiams, likus 4 minutėm, atrodė, kad jau tikrai jokių šansų ir nėra. O šiandien, pirmaudami tokiu skirtumu, tikrai nesame ramus. Na, žinoma, mes ne amerikiečiai ir serbai yra ta komanda, kuri niekada nesudeda ginklų, kuri kovoja iki galo. Ir Lietuvos rinktinė šiandien niekarto nebuvo atsipalaidavusi, tiesiog tokia yra šios dienos rungtynių dinamika ir dabar pataiko Milenko Tepičius. 88-76, 4 minutės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Tomas Delininkaitis prieš Aleksandrą Razičių, Linas Kleiza, Jonas Mačiulis. Simui Jasaičiui pameta kamuolį baudos aikštelėje ir kaip laiku vietoje pribėgo čia Simas Jasaitis palei galinę liniją, niekas jo iš varžovų nepastebėjo. 2 Simo Jasaičio taškai, 90-76, 3 minutės ir 35 sekundės. Kešelis norėtų mesti iš toli, tačiau Simas Jasaitis stovi prie jo. 2 taškus pelno Novica Veličkovičius, 78-90, 3 minutės ir 22 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Tomas Delininkaitis prieš Rašičių. Lietuvos komanda jau turi 90 taškų savo sąskaitoje. Jonas Mačiulis iš 3 taškų zonos, taiklus Jono Mačiulio metimas, 93-78. 3 minutės lygiai iki ketvirto kėlinio pabaigos mažajame finale šiame pasaulio krepšinio čempionate. Novica Veličkovičius, dar 2 galėjo būti taškai, jų nėra. Išmuštas kamuolys Jonui Mačiuliui iš rankų. Kešelis, taiklus metimas iš po krepšio. 80-93. Tomas Delininkaitis, greita Lietuvos komandos ataka ir Tomo Delinikaitį neleistinai stabdo Duško Šavanovičius, 2 baudos metimai. Kai viską daro greitai Lietuvos rinktinė, kažkaip viskas yra paprasčiau ir geriau. Dabar, žinoma, lyg ir nėra kur skubėti, reikia palaikyti kamuolį. Duško Šavanovičius čia padarė paslaugą dabar, nes Tomas Delininkaitis tiesiog nebeturėjo kur dėti kamuolio. Tas lėtas pozitivinis žaidimas. Išmuša šiek tiek iš vėžių. Gal ne tiek mūsų krepšininkus, kiek aistruolius, bet atsigauna ir Lietuvos tribūnos čia Stambule. Nes Tomas Delininkaitis sumeta abu baudos metimus, 95-80. Na kadagi bus ta akimirka, kada jau galima bus sakyti, jog mes laimėjom, jog mes treti šiame pasaulio krepšinio čempionate. Dar gal ir netėjo jinai. 2 minutės ir 27 sekundės. Tepičius į baudos aikštelę, atgal Savanovičius iš vidutinio nuotolio, taiklus Savanovičiaus metimas, 95-82. Tomas Delininkaitis prieš Rašičių. Jonas Mačiulis ir Martynas Pocius. Šiandien Lietuvos komanda padarė 10 klaidų. Tiek pat, tiek ir serbai. Nedaug. Griūva dabar Martynas Pocius, tik taip pakalbėjau apie tai, tačiau Linas Kleiza atitaiso savo komandos draugo klaidą, perima kamuolį ir Kęstutis Kemzūra ramina ir stabdo Lietuvos rinktinę. Reikia žaisti dabar ramiai ir jau tikrai niekur nebėra kur skubėti, nes prasidėjo prieš paskutinę ketvirto kėlinio minutė. Tomas Delininkaitis, taiklus metimas, 97-82. Mantas Kalnietis gudriai šypsosi. Ko gero jis kažką žino. Ir ko gero apie tai jau nutakė ir visa Lietuva. Milenko Tepičius, Novica Veličkovičius. Penkios sekundės serbo atakai. Savanovičiaus metimas, pražanga. Tomui Delininkaičiui rungtynės jau yra baigtos. Tačiau jis spėjo šiandien užkurti ne vieną gerą atkarpą šios dienos rungtynėse. Tenka prisiminti spurtą antrajame rungtynių kėlinyje, kai Lietuvos komanda turėjo 8 taškų deficitą ir Tomas Delininkaitis išdamas vieną tikslų perdavimą po kito Pauliui Jankūnui, tada visą tą skirtumą ir sunaikino. Na, o po to jau Lietuvos rinktinės spurtas ir serbai atrodo, kad nebeturi jėgų dar ką nors daryti šiame mažajame finale.
Galbūt mums tikrai padėjo tos 2-3 papildomos valandos poilsio, galbūt serbai jautėsi psichologiškai labiau sugniužę ir palūžę po to pralaimėto pusfinalio, bet tai yra istorinis šansas ir jo Lietuvos komanda pasinaudoja pirmą kartą pasaulio krepšinio čempionate nužygiavusi iki didžiojo ketvirto. Lietuvos rinktinė grįš namo, nebe nieko, grįš namo su bronzos medaliais ir jūs juos visus galėsite pamatyti ir suskaičiuoti. Linas Kleiza, 33-asis Lino Kleizos taškas. Dabar jau bandau prisiminti, ar tai yra rezultatyviausios rungtynės, ar buvo rezultatyvesnių, bet tai jau irgi nebesvarbu. Lietuvos komanda sužaidė dar vienas įspūdingas rungtynės šiame pasaulio krepšinio čempionate. 99 taškai mažajame finale, kurio mes laukiame su viltimi ir nerimu, ir tas nerimas atrodo jau išsisklaido. Lietuvos komanda likus 37 sekundėms turi pergalę savo rankose. Ir mes per vieną naktį didelį užaugom ir mes vėl iš naujo galingi. Treti pasaulyje. Linas Kleiza laiko kamuolį. Beveik iki pabaigos gali būti su jo Lietuvos rinktinė. Viskas, jau nebežaidžia nei serbai, nei lietuviai, dėl to, kad viskas Lietuvos komanda. Lietuvos komanda laimi šias istorinės rungtynes ir ji yra bronzos medalių laimėtoja šiame pasaulio krepšinio čempionate. Triumfas, kurį jūs stebėkite ir prisiminkite dėl to, kad tai būna toli gražu ne kiekvieną dieną. Ir to mes sulaukime šį rugsėjo 13-osios vakarą. Netrukus aš pamėginsiu nunešti Lietuvos trispalvę į aikštės vidurį, o mums belieka tik tai džiaugtis ir triumfuoti šiomis akimirkomis. Lietuvos krepšininkai tame krašte, ten, kur sėdi visi sirgaliai, tiksliau niekas nesėdi, visi skanduoja žodį Lietuva, visi džiaugiasi ir visi švenčia. Šiandien mūsų diena, šiandien mūsų šventė ir Lietuvos rinktinė grįžta namo rytoj 9 val. Vakaro maždaug Lietuvos laiku. Sutiktuvės Vilniaus Rotušės aikštėje, sutikite juos taip, kaip jie to nusipelnė. Na, o TV3 televizija šiandien tai buvo ne paskutinė transliacija, žinoma dabar karštas ir pats linksmiausias interviu po šių rungtynių iš visų tų, kurie buvo šiame pasaulio čempionate, ir po to dar didysis finalas, nes didžioji apdovanojimų ceremonija, ta akimirka, kai Lietuvos komandai bus įteikti bronzos medaliai po didžiojo finalo, po to, kai mes žinosime naujuosius pasaulio čempionatus. Taigi su pergale Lietuva!